Sveiki, šiandienos tema tai Lietuvos demografijos galvos sūkis. Ir patikėkit, tai nepaprastai įdomi istorija. Istorija apie didžiulį praradimą, stebinantį atsigavimą ir ateitį, kuri iš tiesų parodo, kas laukia viso pasaulio. Minus 22%. Štai koks skaičius. Nuo pat nepriklausomybės atkūrimo 90-aisiais Lietuva prarado beveik ketvirtdalis savo gyventojų. Tai tiesiog milžiniškas pokytis per vienos kartos gyvenimą. Tai iškart kyla klausimas, kodėl? Kas slypi už šitų skaičių? Ir turbūt dar svarbiau, ką tai reiškia mums visiems ateityje? Panagrinėkime, nes tai tikrai kur kas daugiau nei sausa statistika. Tai istorija apie visos šalies kryptį. Gerai, štai planas. Pradėsime nuo Lietuvos, tuomet išplėsime vaizdą ir pažiūrėsime, kas dedasi visoje Europoje, o galiausiai pamatysime, kaip visa tai įsipaišo į pasaulinės tendencijas. Pamatysim, kaip viskas stebėtinai susiję. Tam, kad suprastume, kodėl žmonės išvyksta, reikia suprasti tas nematomos jėgas, kurias jos veikia. Sociologai tam turi terminą stumos ir traukos veiksniai. Skamba gal ir sudėtingai, bet iš tiesų viskas labai paprasta. Stumos veiksniai tai viskas, kas verčia palikti šalį, pavyzdžiui, prasta ekonominė padėtis, o traukos veiksniai atvirkščiai vilioja kitur, tarkim, didesni atlyginimai. Bet klausimas, kas veikia stipriausiai? Pasirodo, moksliniai tyrimai duoda labai aiškų atsakymą. Ir štai kas paaiškėja. Pasirodo, sprendimą emigruoti labiausiai ir greičiausiai veikia ne koks nors vienas dalykas, o tiesiog bendras pragyvenimo lygis. Ir žmonės į jį reaguoja, praktiškai iškart. O kas įdomu, pajamų nelygybė ar nedarbas veikia lėčiau, jų poveikis pasijaučia maždaug po metų. Tik pagalvokim, 1,5 karto didesnė tikimybė emigruoti. Šis skaičius yra iškalbingas. Jis rodo, kad nedarbas yra ne vien pinigų, bet ir vilties klausimas. Tai tiesiog galingas psichologinis postumas ieškoti galimybių kitur. Vadinasi, svarbu ne tik tai, kiek kas uždirba, bet ar apskritai yra darbo. Gerai, tai čia apie Lietuvą. Bet ar tai tik mūsų bėda? Dabar praplėskim vaizdą. Ir pamatysime, kad nors Lietuvos skaičiai tikrai išskirtini, tie demografiniai iššūkiai yra, tiesą sakant, visos Europos galvos skausmas. Štai čia ir yra tas esminis lūžio taškas. Įsivaizduokim, nuo 2012 visoje Europos Sąjungoje miršta daugiau žmonių nei gimsta. Tai reiškia vieną labai paprastą dalyką. Be imigracijos Europa jau seniai mažėtų. Šis grafikas kalba pats už save. Čia aiškiai matosi tas momentas, kai geltona gimimo linija neria žemyn, o mėlyna mirčių linija kyla aukštyn. Ir tas susikirtimas 2012-aisiais, jis pakeitė viską. Būtent nuo tada Europa gyvena nuolatinio demografinio deficito, sąlygomis. O štai ir pasekmės. Raudona linija, kuri rodo natūralią kaitą, yra nuolat žemiau nulio. Tai reiškia, kad bendras gyventojų skaičius, ta geltona linija, auga tik vienos vienintelės jėgos dėka – teigiama migracijos, kurią ir matome mėlyna spalva. Kitaip tariant, migracija tapo vieninteliu varikliu, kuris neleidžia Europai trauktis. O dabar sugretinkime Lietuvą su ES vidurkiu. Matom, kad natūralus gyventojų mažėjimas Lietuvoje yra daugiau nei dvigubai spartesnis nei vidutiniškai Europoje. Bet pažiūrėkime į kitą stulpelį. Lietuva sugebėjo pritraukti gerokai daugiau imigrantų. Tai rodo nebe pasyvų stebėjimą, o aktyvią kovą su demografinė krize. Gerai, o dabar atsitraukime dar toliau į pasaulinį lygmenį. Nes pamatysime, kad tai, kas vyksta Lietuvoje ir Europoje, yra tik didžiulės globalios transformacijos atspindis. Pasaulinis gimstamumas krito tiesiog neįtikėtinai greitai. 90-aisiais vienai moteriai teko vidutiniškai daugiau nei 3 vaikai. Šiandien vos kiek daugiau nei 2. Tai fundamentalus pokytis, kuris reiškia, kad visas pasaulis artėja prie populiacijos augimo pabaigos. Tiesa, pasaulio gyventojų skaičius vis dar auga. Vien per šios metus mūsų visų padaugėjo 70 milijonų. Bet svarbiausia čia yra ne pats augimas, o jo lėtėjimas. Būtent tai reiškia, kad vis daugiau šalių netrukus susidurs su lygiai tomis pačiomis problemomis, kurias Europa sprendžia jau dabar. Ir štai esminė prognozė. Tai, kas šiandien yra Europos realybė, per artimiausius kelis dešimtmečius taps pasauliniu reiškiniu. Priklausomybė nuo migracijos tam, kad būtų išlaikytas gyventojų skaičius, taps tiesiog norma. Taigi, ką visa tai reiškia? Galima sakyti, kad Lietuvos istorija yra tarsi generalinė repeticija to, kas netrukus vyks pasaulinėje scenoje. Tai žvilgsnis į ateities iššūkį, lenktynės dėl žmonių.
Vos per keletą metų Lietuva padarė tiesiog neįtikėtiną apsisukimą. Iš šalies, kuri masiškai prarasdavo žmonės, ji tapo šalimi, kuri juos pritraukė. Matome įspūdingą šuolį 2022-aisiais ir nors vėliau skaičiai stabilizavosi, jie vis tiek išliko teigiami. Tai labai aiškus nacionalinis atsakas į žemyno problemą. Tai įrodymas, kad Lietuva aktyviai kovoja demografinėme lauke. Eurostato oficiali išvada viskas sudėlioja į vietas. Europos ateitis, ar ji augs, ar ji mažės, priklausys nuo migracijos. Tai jau nebėra pasirinkimas. Tai tapo demografinė būtinybė. Ir pabaigai klausimas apmąstymui. Anksčiau šalys konkuravo dėl teritorijų, galbūt dėl gamtinių išteklių, ateityje panašu didžiausia kova vyks dėl žmonių. Kaip Lietuva ir kitoms šalims seksis šiuose naujose lenktynėse, parodys laikas.